Sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pradžiai turim labai įdomų darbų montavimo pavyzdį. Tai šį kartą turim Mercedes-Benz E-klasę E550, 285 kW, 8 cilindrai, 20, jeigu neklystų metai. Tai 8 cilindrų variklis pakankamai didelis, E-klasės kėbulė, vietos patys mato tikrai nėra daug. Tai dujinės įrangos montavimo iššūkių yra ne vienas, kurį reikia įveikti. Tam, kad būtų aiškiau kodėl, tai trumpai ir papasakosiu apie pačius komponentus. Tai visų pirma, dujų reduktoriai. Čia yra montuojami du, vieno niekaip nebus gana, kad ir koks jisai turbūt bebūtų. Tai iš esmės yra montuojami Landerenzo Li10 Turbo Oversize dujų reduktoriai, patys galingiausi, patys našiausi, kokius Landerenzo iš esmės gali pasiūlyti šią dienai. Jie yra sumontuoti du, žemiau keleivio pusės lempos, maždaug posparnyje, bamperio kampe, va štai čia apačioj, ir iš jų ateina du dujų padavimai. Turim du dujinės fazės filtrus ir dujų padavimas keliauja per purkštukus ratu. Per vidurį tarp purkštukų pasimatuojam dujų slėgį bei jų temperatūrą. Na, o ratus sujungiam dėl to, kad turėtume vienas dalykas vienodą slėgį visose purkštukuose, antras dalykas galėtume užtikrinti pakankamą dujų kiekį, teisingus kuro mišinius, nepaisant temperatūrų, apkrovimo ir važiavimo režimų. Tai be abejonės du reduktoriai. Kai vienas yra skirtas 200 kW, realybė gal net ir truputį daugiau, tai mes sumontuodami du į 285 kW tikrai nekankinsim to vieno vargšo ant savo galimybių ribos, o turėsim netgi rezervo. O tai reiškia, kad tikrai galėsim pakankamai nemažai kilometrų susukti, be kažkokio turbūt rimtesnio remonto. Turėsim puikias kuro sąnaudas ir minėtą automobilio dinamiką. Pats valdymo blokas čia yra montuojamas, vėlgi geriausias, ką Landerenzo gali pasiūlyti. Na, prie 8 cilindrų tai yra toks patikimiausias komplektas, tai yra Landerenzo Omegas valdymo blokas, yra sumontuotas greta akumuliatoriaus. Patogiam prieimui esam išvedę dujinės įrangos saugiklį. Tech apžiūros metu dažniausiai yra prašoma tą saugiklio vietą žinot, parodyt. Tai kaip jau minėjau, du filtrai ir čia turim išvestą dar OMB BFC skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą. Taip kad jeigu pasižiūrėsim, aptarnavimas yra vienas skystos fazės filtras ir du šitie. Tai tikrai nesudėtingas, ganėtinai paprastas ir nereikės nieko kažkokių labai stiprių ardymo darbų atlikti. Na, visi dujinės įrangos Landerenzo montavimo darbai servise 007 yra atliekami pagal aukščiausius kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš principo šiai dienai šio montavimo metu mes panaudojam viską geriausia, ką galim šią dienai panaudoti. Tai pradedant žarnom, baigiant sąvaržom, gamykliniais laikikliais, specialiomis gofromis, viskas tvirtai tam, kad, kaip sakyt, nesiliestų, nevibruotų. Dujinės įrangos laidynas, lygiai taip pat kaip ir variklio skyriaus originalus laidynas, yra įvelkamas į apsauginės gofras, kurios dar yra izoliuojamos. Kiekvienas kontaktas vėlgi lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais. Purkštukai taipogi yra tvirtai pritvirtinami. Netgi, sakykime, daug įdėjome energijos ir darbo čia tam, kad reikia suprasti, kad čia yra du oro filtrai šitame dangtį ant variklio. Tai padarėm viską taip, kad galėtume mes tos purkštukus atsisukti, palikti juos čia ir gražiai tą dangtį nusimti. Ir reiškia, kad tai netrukdytų aptarnavimui, kurį be abejonės karts nuo karto reikės daryti. Tai tiek turbūt būtų apie variklio skyriaus darbus. Dujų perjungimo mygtukas kliento pageidavimu yra sumontuojamas štai šitoje vietoje, būtent jisai yra čia. Tai tikrai pakankamai patogi vieta, ten, kur klientas jo pageidavo, ten mes jį ir sumontavom. Na ir dujų balionas yra montuojamas atsarginio rato vietoje. Čia sumontavom, sakykime, pakankamai didelį 82 litrų dujų balioną. Na, variklis didelis, tikrai tų sąnaudų ir to kuro reikės. Tai dangtis nors yra truputį keliamas, bet toks buvo kliento noras ir pageidavimas turėti tą balioną didesnį, užuot tie 2 cm, kad tas dangtis būtų pakeltas. Na ir dujų pildymas yra padaromas prie benzino užpilimo vietos, labai patogu, nes viskas slepiasi po dangteliu. Mes atsidarom dangtelį ir jau iškart reiškia, galim piltis dujas arba benziną, kaip mums yra patogiau ir kaip mums tuo metu norisi. Pakankamai tvirtai, patikimai, neturėtų būti jokių problemų nei trumpojų, nei ilgojų laikotarpių. Tai viskas gražiai užsidaro, tikrai tvarkinga ir gražu. Tai va, tai tiek apie Landerenzo dujinės įrangos montavimą į Mercedes-Benz E550. Jei kažką panašaus vairuojate ar planuojate įsigyti ir vėlgi ieškot kokybiškų sprendimų, kokybiškos įrangos, kokybiško montavimo, kreipkitės, mes bandysim padėti. Ačiū.